Brangieji, šiandien pamokslo tema yra pagal Evangeliją, pagal Luką, 8 perskirimas eilutės nuo 4 iki 15. Šiandien mes girdėjome palyginimas apie sėjėją. O pamokslo pavadinau "Išmokime mėgautis savo gyvenimu, nelygindami jo su kitu. Žydėkime ten, kur mus pasodino Dievas." Todėl šiandien noriu jūs pakviesti trumpam sustoti ir pasižiūrėti į savo gyvenimą. Ne per tai, ko jame trūksta, bet per tai, kas jame jau yra. Pažvelgti ne į kitų žmonių kiemą ar žolę, bet į savo. Ne su pavydu, ne su nusivylimu, o su dėkingumu ir pasitikėjimu Dievu. Gyvename laikais, kai labai lengva pradėti lygintis. Atrodo, visi aplink gyvena geriau, gražiau, sėkmingiau. Vieni turi gražesnius namus, kiti tobulesnės šeimas, dar kiti daugiau laisvalaikio, daugiau kelionių, daugiau džiaugsmo. Bent jau taip atrodo žiūrint ar skrolinant vakare ekranus. Ir čia slypi pavojus. Mes pradedame manyti, kad mūsų gyvenimas kažkoks neteisingas, prėskas, neįdomus, nepakankamas, per menkas. Kad Dievas mus pasodino ne ten, kur reikėjo, kažkur suklydo. Bet šiandien Evangelija mums sako visai ką kitą. Mokytojo knygoje skaitome: "Taip suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip būti laimingam ir patirti malonumą savo gyvenime. Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti, gerti ir savo užsiėmime rasti pasitenkinimą, tai Dievo dovana." Atkreipkime dėmesį, čia nesakoma užsidirbti, nusipelnyti, kažkam kažką įrodyti. Mokytojo knygoje sakoma, kad kasdienius dalykus turime priimti kaip dovaną. Gyvenimas pats savaime jau yra Dievo dovana. Su visais iššūkiais, džiaugsmais, netikėtumais ir kartais skausmu. O mes galvojame, kad laimė bus kažkada ateityje. Tada, kai vaikai užaugs. Arba kai bus daugiau pinigų. Čia susiję su vaikais. Arba kai bus mažiau rūpesčių. O Dievas sako, gyvenimas vyksta dabar, šiandien, šiame etape, šioje akimirkoje. Jobo knygoje skaitome: "Nuogas išėjau iš motinos įsčių, nuogas sugrįšiu ten. Viešpats davė, viešpats ir atėmė. Tebūna pašlovintas viešpaties vardas", sako pranašas Jobas. Tai nelengva priimti. Bet tai yra tikėjimas, kuris leidžia žmogui ne tik išgyventi, bet ir nepalūžti. Šiandienos Evangelijoje girdėjome Jėzaus palyginimą apie sėjėją. Tai labai vaizdingas pasakojimas, kurį lengva suprasti ir vaikams. Sėjėjas beria sėklą. Ta pati sėkla krinta į skirtingas vietas. Ant kelio, ant uolos, tarp erškėčių ir į gerą žemę. Svarbu pastebėti, sėkla visur ta pati. Tai Dievo žodis, tai Dievo meilė, tai jo palaiminimas. Skiriasi ne sėkla, o dirva, į kurią įkrinta. Dažnai mes galvojame, jei tik mano gyvenimas būtų kitoks, tada Dievas galėtų mane palaiminti. O Jėzus sako: nežiūrėk į kitų lauką, žiūrėk į savąją žemę. Ne visiems duota ta pati pradžia, ne visiems tas pats kelias, ne visiems tie patys išbandymai, bet kiekvienam duota galimybė leisti Dievui dirbti ten, kur jis dabar yra. Bet mes labai mėgstame lygintis. Tačiau lyginimasis yra džiaugsmo vagis. Jėzus labai aiškiai kalbėjo apie lyginimąsi. Mato Evangelijoje pasakojama apie vynuogyno darbininkus. Vieni pradėjo labai anksti dirbti, kiti šiek tiek vėliau, kiti išvis į pavakarę atėjo užbaigti darbų. Matome tos žmonės, kurie dirbo ilgiau, bet pradėjo piktintis, nes gavo tiek pat, kiek ir kiti.
Šeimininkas jiems sako, ar tu pavydi, kad aš esu dosnus? Taip ir mes labai norime lyginti savo vaikus su kitų vaikais, savo santuoką su kitų santuoką, savo namus su kitų namais, savo galimybės su kitų galimybėmis. Ir tada džiaugsmas dingsta. Apaštalas Paulius primena, kasgi tave išskiria iš kitų ir kągi turi, ko nebūtum gavęs. O jei esi gavęs, tai ko giriesi, lyg nebūtum gavęs. Tai labai išlaisvinantis klausimas. Jis grąžina mus prie dėkingumo. Jis nuima naštą nuolat savo įrodinėti ar lyginti su kitais. Jis primena, kad mūsų gyvenimas tai dovanos ir pasiekimai pirmiausia yra priimti, o ne užtarnauti. Iš dėkingumo gimsta ramybė ir laisvė tiesiog gyventi tuo, kas mums patikėta. Dėkinga širdis tampa atvira širdimi, kuri nebesisaugo ir neužsisklendžia. Tokioje širdyje Dievo žodis gali ne tik būti išgirstas, bet ir priimtas, kaip Jėzus sako sėjėjo palyginimu. Gera žemė duoda vaisių kantriai. Kantriai. Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į žodį kantriai. Gyvenime vaisiai nesubręsta per naktį. Va taip. Meilė, pasitikėjimas, pagarba, tikėjimas, visa tai auga lėtai. Kartais per ašaras, kartais per klaidas, kartais per susitaikymą. Prisiminkime Juozapo istoriją. Jis ne kartą buvo pasodintas ne ten, kur pats norėjo. Parduotas į vergiją, neteisingai apkaltintas, užmirštas kalėjime. Ir vis dėlto jis vėliau galėjo pasakyti, Dievas tai pavertė gėriu. Tai vilties žinia mums visiems, kurie šiandien išgyvena sunkų etapą. Apaštalas Paulius sako, aš išmokau būti patenkintas savo būklę. Tai nėra natūralu, tai išmokstama. Mes ne visada esame ta gera žemė. Kartais esame pavargę, kartais užkietėję, o kartais pilni erškėčių. Bet gera žinia ta, kad Dievas nepalieka mūsų vienų. Jėzus pats atėjo į mūsų gyvenimo lauką. Jis pats tapo sėkla, kuri krito į žemę ir mirė, kad mes turėtume gyvenimą. Jis nelygino mūsų su kitais. Jis atėjo pas mus tokius, kokie esame. Ir pasakė, tu esi mano čia, dabar, šiame gyvenime. Mylimieji, gyvenimas nėra varžybos. Tikėjimas nėra lyginimosi konkursas. Dievas kiekvieną iš mūsų pasodino tam tikroje vietoje, ne per klaidą, ne per neapsižiūrėjimą, bet iš meilės. Tad gyvenkime, dėkokime, auginkime vaisius ir žydėkime ten, kur mus pasodino Dievas.